Tas grąžtas geriausias. Tu būk toks. Klausau? Labas vakaras, čia Ingrida. Taip. Aš atsiprašau, kad taip vėlai skambint, bet aš čia dabar dėl jūsų namą Aviečių gatvėj. Palauk, nedaužyk. Klausykit, mes turim problemą tokią. Palauk, to jau, kalbuot su savininkė. Klausykit, mes jau tą sieną tarp virtuvės ir kambario esam išgriovę. Ale dabar, ko jūs mums nepasakėt, kad tenais yra šitas gyvamzdis, dabar prakiūro, ar turite kokį kaimyną, kuriam galima būtų baldus sunešti? Aš pjaunu! Bėga, žiūrėk, bėga! Nieko tu nepjauk! Vanduo Nieko tu bėga! nepjauk! Asilė! Nieko tu nepjauk! Ingrida, tai kam nešti baldus? Čia viskas tvinsta. Asilė! Suklydot, nes dabar Asilė, nepjauk! bendrauju su asmeniu, kuris yra mano namie ir viskas yra tvarkojama. Kas čia jums rekomendavo mane šitai prigauti? Kaip, niekaip neprigauti? Niekaip neprigauti. Mes girdim savo balsą, klausyk. Ai, va kaip. Bet vis tiek internetu turėtų atsilikti. Pasirodo, neatsilieka. Greta prašė pasakyti, kad labai tavęs ilgisi. Aišku, taip ir pagalvojau. Radistai iš ZPFM Lietuva. Labai malonu. Tai va, kaip Norvegija? Visai nieko, jeigu lyginant su situacija Lietuvoje, nelabai norisi grįžti tą Lietuvą. O kada paskutinį kartą buvot? Prieš 4 mėnesius. Vaiką net prikėlė. Nu va, vaiką bent jau pravirkdėm.